Sveiki gerbiami sekėjai projekto 518. Po ilgesnės pertraukos mes ir vėl susitikom. Visas tas kalėdinis šurmulys kažkaip sukasi galvoj. Tokia nuojauta, kad turiu surasti vieną labai ypatingą žmogų. Tai nežinau, nei tariausi, nei dar kažką, nei skambinau. Tiesiog šiandien pasiduodu nuojautai ir važiuoju šitą žmogų ieškoti. Nu kas ta per melodija tokia, nu? Ai, jūs irgi girdite? Va. Melodija. Ar jūs irgi ją girdite? O šitą darytą neduoda man ramybę. Tai labas, kalėdų senelė. Sveikas, Renaldai. Dabar tas metas, kai tavęs visur pilna. Tu dabar man papasakok, kaip įmanoma spėti tiek nuveikti darbų per tokį trumpą laiką. Vakar skaičiau, kad ten reiktų per sekundę aplankyti 100 000 namų, jeigu taip tas tikras kalėdų senis būtų, bet kai esi čia vietoj Tauragėj, kai vaikai tave žino ir laukia, ir tu žinai, kur jie laukia, tai suspėjai, suplanuoji, išeini atostogų tam nesenelio darbe ir leki. 3 savaitės turiu bėgimo, ta prasme, kaip kažkada rašiau vienam žurnalui, išprakaituoti Vytauto kibirai, paskui sugrįžta sausio mėnesį atgal. Kai augom, visi norėjom būti gaisrininkais, ten kosmonautais, dar kažkas, tai tu jau žinojai, kad tu būsi kalėdų senelis? Ne, man nieks to nebuvo pasakęs, jeigu būtų pasakęs, kad būsi kalėdų senis, tai... Tada buvo senis šaltis. Jeigu būtų pasakę, bus kalėdų senis ar senis šaltis, tai žinau, kad jo nėra, nes darželiai, žinai, kaip ir visiems vieną dovaną, vienodą. Taip. Tai nekartą suradęs miegamajam už durų ekskavatorių stirtą visą sudėtą, tai supranti, kad čia ne kalėdų senis tos puodų žiedžia, žinai. Bet tai greitai išsklaidė tavo visą tą svajonę ir... Čia nebuvo tos svajonės tapti kalėdų seniu, kai mažas visai buvau girininku, norėjau kažkodėl būti. Aha. Bet Bet savotiškai čia yra... Savotiškai čia yra visai įdomu, žinai, nes tu kiekvieną dieną pamatai skirtingų vaikų. Ir kuo toliau, tuo įdomiau yra, nes jie jau tave pažįsta. Ir dar kokia tokia įdomybė, ant mano kelių jau sėdi tų vaikų, kurie sėdėjo kažkada ant mano kelių vaikai. Tai kiek čia jau metų bus? Jau čia antrą kartą? Jau čia, sakykime, antrą kartą. Daug yra iš tiesų, kokie 20 metų tai jau bus, kaip aš kalėdoju aktyviai, tai kokie 7-8. O ta pradžia tokia būdavo, pas kažką pažįstama, pas draugai darželį nueiti, pas kolegą į darželį, taip. O paskui, kai tave pradeda draskyti ir sako, reik, tada tu pradedi galvoti, kad reikia išsiskirti kažkaip iš kitų kalėdų senių. Ir ne todėl, kad vikingus pamačiau ir barzdą pradėjau auginti, dėl to, kad galvoju, kodėl aš turiu būti toks kaip Linas ar Sigis ar Robertas, kiti kalėdų seneliai, ar Edvardas Tauragiškis irgi. Gal reikia būti kitam, ne su vatinė barzda ateiti, o ateiti su ta barzda ir kaip aš pastebiu, kai ateini su ta barzda, vaikas retai verkia. Praktiškai verkiančių nėra. Būna vienas kitas, kur yra, kaip mes sakom, maminukas, žinai, bet... Gal dėl to, kad ta varta nesmirdi šutro? Kas čia žino, čia yra baisiausia senelių bėda, nes namus kabo čia 3 kostiumas, kurį turiu, 3 kostiumai kabo, tai dabar yra planuose, kad kitą metą reikia dar vieną jau kitus nurašyti galutinai, nes ta bėda, kaip tu sakai, šutra, tu nori, nenori, tu prakaituoji, niekur nedingsti. Taip, būti laukia gal būtų kitaip. Laukia kitos bėdos, žinai, vėjai kiaurai pučia ir tada galvoju, kad tik rytoj balsas nepavestų paskui.
netikėčiausias tavo karjeroje įvykis? Tai va tas buvo kokie 20 metų atgal, gal šiek tiek daugiau, kai Ereliuko darželis, dar buvo Ereliuko darželis, o ne gyvenamasis kompleksas, tai ką tik va ir šnekėjom čia su kolegiam. Išdalinu visas dovanas. Išdalinu dovanas, jaučiu maišę, kad nebėra nieko, bet prieš mane stovi dvi didelės akis ir jos vis didėja, žinai. Surandu žvilgsniu auklėto ir taip klausimu, žinai. Ir matau, kaip jinai greitai bėga į grupę, o tas laukimas ten minutę ar dvi, tai žinai, kaip sako, kas gera, tai labai greit praeina, o kas bloga, tai atrodo trunka amžinybę, žinai. Aš vis dar ieškau ir tą vaiką šnekinu ir parnešu tą didžiulę dėžę. Pasirodo, mama atėjo pavėlavusi ir nieko negalvodama blogo, nei gero, tiesiog dovaną atnešusi paliko. O kad ta dovana neturi stebukliunkų kojyčių, žinai, ir neteisi kalėdų senio maišą pati, jinai apie tai nepagalvoja. Bet tai čia toks netikėčiausias momentas gal buvo. O yra buvę, kad pavyzdžiui vaikas deklamuoja eilėraštį, o šalia stovintis tėvai raudonuoja dėl to? Dabar galvoju, prieš praėjusią savaitę kažkas iš vaikų, bet ne Tauragė, Jurbarke, man atrodo. O gal Pajūrė kažkur, bet ne Tauragė tikrai. Sakė eilėraštį, kaip padėjau bombutę, glutės nėra. Va tada tas tėvas tai nuraudo. Seneli, visiems tauragiškiams, visiems projekto dalyviams, sekėjams, tavo palinkėjimas ateinančių švenčių progą. Tas palinkėjimas, žinai, toks paprastas, sakykime, susėsiu, kai tu paklausai, va dabar ir pagalvok, susėsiu palinkėjimas, tas 518. Tegul visos rankos 5 pirštai visada būna, nedingsta niekur, vienas stiprus kumštis, nu ir, sakykime, 8 geri draugai visada lai būna kartu. Nu tai va, toks mano palinkėjimas. Opa! Ačiū ekspromtu, žinai. Labai gerai. Patys geriausi dalykai vyksta ekspromtu, kai nerepetuoji. Dabar reikėtų pakartoti, jau būtų kažkaip iškiai. Ir tada pradėtum vilkti į kitą rūbą, gal, žinai, kitaip mintis dėlioti, bet vat yra taip, kaip yra. Tai ačiū labai už tokį trumpą išsamų nuotaikingą pokalbį. Aš labai linkiu tau visur suspėti, labai nesudrožti gražių rūbų, pasaugoti barzdą gražią ir sausio mėnesį su Vytautu atgauti jėgas. Būtinai.